Dalių dabar spurtas yra viena mėgstamiausių dalių mano kanale ir mūsų žiūrovų tarpe, kada yra klausimai, į kuriuos jūs galite atsakyti taip, ne, arba atsakyti plačiai. Čia kaip širdis lieps. Tačiau klausimai turi dar ir tokį, čia aš palengvinu jums vis tiek. Jau ilgai mes kalbėjom prieš tai ir palengvinu jums užduoti. Būna klausimai, kur iš vis lengva pasirinkti arba juoda arba balta. Važiuojam? Važiuojam. Gerai. Ar vaikystėje svajojote tapti aktoriumi? Tikrai ne. Tikrai ne, nes neskatinau savęs, ta prasme, nebuvau fanas viso to. Mane 3 klasėje paėmė stovykloje vaidint. Ir vaidinau, atrodo, kad labai sąžiningai, labai širdies, Vingių Joną. Ir kažkodėl iš manęs visa salė visą laik žvengdavo. Aš paskui supratau, kodėl. Aš buvau pats mažiausias iš visų aktorių. Man žmona Katrė parinko tokią didelę, gražią, dailią merginą iš Kaišiadorių, kurią aš paskui įsimylėjau be proto. Ir uždėjo, mažas buvau, tai, man uždėjo kažkokį saugusio švarką, saugusio kelnes, ir aš pakankamai komiškai atrodžiau, nors tuo metu, sakau, labai pykau, bet tikrai nesvajau, kad tai taps mano profesija ir mano gyvenime. Ar dažnai pasitikite savo nuojautą? Ne. Tinka. Tiesiog. Tinka. Ne. Tai tada ir klausimą nuimu, kur ar tikite atsitiktiniais susitikimais, kurie pakeičia gyvenimo kryptį? Taip. O, štai. Taip, tikiu. Čia tai pirmą klausimą, nes jeigu aš stoviu kasoje ir galvoju nusipirkti loto bilietą, bet tikrai gali būt, ir žinau, kad jeigu sakau gali būt, tai reiškia bus ne. Variantai du, ne. Gerai, ar jaučiate dar scenoje jaudulį prieš uždangai pakylant? Kaip daugelis kolegų mums sako, tai ir aš sakau ta prasme, tu nepakeisi to. Visada jauti prieš išeidamas į sceną, 30 sekundžių, tu jauti labai didelį jaudulį, tik po to išėjęs, 1, 2, 3, tu viską pamiršti. Nes jeigu tu nejauti truputėlį jaudulio prieš, kažkas bus negerai. Va čia tokia jau net ne nuojauta, o jau taisyklė. Štai, gyvenimo patirtimi pagrįsta. Jo. Kava ar arbata? Kava. Miestas ar kaimas? Nei tas, nes iš esmės kaimas dabar tik tai didelė prabanga, o miestas yra būtinybė, kuri priverčia. Knieti pasakyti ar patylėti? Anksčiau buvo, kad knieti pasakyti, dabar geriau paklausyti ir patylėti. Štai, jau, kaip sakyti, atsimena sprandas tą. Taip. Net tai net neniuksė, ta prasme, tu ramybė bus. Ar pankrokas lydi dar jūs gyvenime? Tai vat, kaip sakiau, lydi tos grupės, kurios buvo jaunystėje ir karts nuo karto savo leidžiu savo pagroti taikas. Nors kartais būna akustiškai, kartais, bet išnešu dainą savo į publiką kartais. Tai gal bus albumas koks? Ne. Nebent mane dabar spaudžia kolegos, su kuriais aš sakau per savo gimtadienį grojau, sako, dar norėtųsi, tiek va tokį darbą padarėm, aš suprantu, kad norėtųsi. Ir netgi tai, ar bus tai kažkam įdomu, nes pankrokas kaip nišiniai kvepalai, jie labai siauram ratui skirti. Tiesa. Bet galima kokį pasikviesti didžėjui, kuris uždės ritmą ir padarys remix. Galima. Daug ką galima, bet prasme, tam reikia pirmiausia noro yra, bet laiko. Ja. Ir nebijokime to žodžio. Laiko ir neturėt gal ką veikti kartais. Jeigu tai netampa kažkokia profesinė. Man sakau, svarbiausia yra, kai koncertas gimtadienio proga buvo įvykdytas, tai padaryta taip, kaip aš noriu, ir po to, jeigu vėl kyla noras, tai ta prasme aš tikrai tą padarysiu.
Gerai, dar šiek tiek muziką užkabinom. Ar jums muzikoje, scenoje ir ne tik, ir tarkim važiuojant automobiliu, svarbu yra labiau melodija, pati muzika, ar tekstai? Tai priklauso absoliučiai nuo nuotaikos. Čia kaip pasakyti, kad man visokia muzika patinka, nors vis tiek atsiras muzika, kuri nepatinka. Be abejo. Tai vienu metu, pavyzdžiui, man labai patinka vien tik tekstą klausytis, kitu atveju man patinka tik muzika svarbu. Nors suvienyje, prisipažinsiu, albumas, kurį aš karts nuo karto dar paklausau, aišku, dabar žmona paėmus, tai net nežinau kada, bet kur susilieja ir muzika, ir tekstas, tai buvo Džiazu su Leon Somov padarytas diskas, kur aš buvau apšalęs absoliučiai. Ten simbiozė tokia buvo, kur ir tas svarbu, ir nežinia, kas čia ką labiau papildo. Vinilinė plokštelė ar kompaktinis diskas, ar Spotify? Internetinis resursas. Aš turiu Spotify, bet mano dukra jį užgrobė ir kažkokius tai diskų rinkinius ten susidėjus, kur manęs klausia, tu ką čia klausai, va šito? Sakau, čia mano dukros. Nes Spotify dabar labai retai paklausau. O šiaip yra kompaktai ir va, kaip dabar atsirado dėl dukros vinilinė plokštelio grotuvas. Tai vat jau vinilinės plokšteles iš savo vaikystės, kur yra ten virš 200, bet įvairios muzikos, nuo klasikinės iki roko ir nuo vairo iki korozija metalo buvo, kur, ten ta prasme absoliučiai. Tai vat po truputėlį, gyja, nors dabar namuose jau po truputėlį kaupėsi vinilų kolekcija tam tikra, pusė dukros, daugiau negu pusė dukros, bet ir aš jau perku vinilus ir klausausi. Čia tinka pasakyti tokį vieną dalyką, dar aš pačio net neperspėjau, kad prašysiu pasidalinti ir kokiu nuo 1 iki 9 kūrinių muzikinių, ne dabar, kuriuos tos kūrinius aš dedu į Spotify rinkinį, yra toksai skeletonas The Playlist, kur kiekvienas svečias tiesiog pasidalinė savo mėgiamą muziką, ar tą akimirką, ar iš esmės. Aš pridedu tik tai vieną kūrinį, arba jeigu reikia daugiau, jeigu neužtenka, nes 10 dainų yra kaip ir epizodui. Tai va, tai čia gerbėmi, ieškokite Spotify to rinkinio ir ten bus Daliaus parinkta muzika ir aprašymuose po video yra nuo kurios dainos iki kurios ir visos tos detalės. Grįžtam prie spurto. Tai tada muzikinis albumas, jeigu jau vinil, ar geriausių dainų rinkinys? Čia irgi įvairiai priklauso, kas keišiausia anksčiau, kai pirkdavau, perki tiesiog kasetėm dar buvo, perki pavadinimą grupės. Ir po to išeidavo taip, kad vis tiek susirasdavai, kur yra diskas, kur yra, ta prasme, albumas ir pirkdavai albumą. Albumą, kad rinkinys yra gerai, jeigu tu važiuoji, ta prasme, tai va, tas, bet albumas yra man prioritetas. Kaip kūrinys, ar ne, kaip knyga. Čia va tokie klausimai, mes bėgiojom per temas, ar Keistuolių teatras ir galiu sakyti, antrieji jūsų namai? Mano šeima pasakytų, kad pirmieji mano namai. Nors, ta prasme, tai yra mano namai, žinau. Ar pirmieji, antrieji, aš nesvarbu negraduosiu, nes paskui galiu susilaukti ar iš vienų, ar iš kitų. Mes galim... Namai, tikrai namai. Vis tiek, nebijokim to žodžio, kad pasas nemeluoja. Ir dabar jau tenka susidurti su jaunesniais kolegomis. Ar iš jų mokotės? Žinoma, mokausi. Ir, ta prasme, kiekvienas žmogus, ar tai aktorius, artistas, arba net ne artistas, ta prasme, atneša kažko naujo. Ir iš jo pasimokinti, ta prasme, kažkokio laisvumo arba jaunatviško maksimalizmo, kurį tu primiršai arba prigesinai, nes vis tiek žinai, koks gyvenimas. Tai ta prasme, energijos tokios
Taip, ta prasme, naujai užkuria ir naujai pažiūrėti viską. Drama ar komedija? Dabar jau galiu pasakyti komediją. Tikrai komedija, nes komedija yra truputėlį sunkiau vaidinti. Bet komediją vaidinant, tu turi daugiau iš savęs pareikalauti. Drama yra vienpusis, kaip sakant, sakykime, personažas, charakteringumas, kurį tu turi atskleisti ir tu turi pasakyti tam tikrą informaciją, tam tikrą žinią. Komedija yra absoliučiai žanras, kur tu gali improvizuoti, maudytis reakcijose, maudytis tavo kolegų žvilgsniuose, jeigu tu kažką padarai. Tai prasme, absoliučiai laisvas ir absoliučiai klasikinis žanras. Bet kad ir klasikinė komedija, vis tiek tu ten laisvės turi labai daug. Todėl man labiau komedija. Didžioji scena ar mažoji salė? Du irgi absoliučiai atrodo skirtingi dalykai, bet man abu priimtini. Nes didžiojoje salėje, didžiojoje scenoje tu darai kažkokius dalykus, bet irgi priklausančius labai nuo tavo kolegų, nuo viso kito ir, ta prasme, didesnę publiką patraukti yra labai smagu. Mažojoje scenoje tu lieki vienas su vienu su žiūrovu, kuriuos tu matai, kuriuos tu faktiškai jauti, kuriuos tu net užuodi. Ta prasme, jie čia pat. Taip. Ir tu slėptis turi mažiau šansų, kur pasislėpti. Tu tampi vienas prieš vieną. Kaip sakant, išėjęs vienas ant vieno. Taip. Ir, bet tai yra, sakau, negaliu atskirti nei vieno, nei kito, nes patirtis vienas ant vieno yra labai brangi, o didžioji scenoje tiesiog, kad tu gali irgi, sakau, pasimaudyti dalykuose, kuriuose... Gerai, kūrybinė laisvė ar disciplina? Man kūrybinė laisvė. Kaip buvau jaunas maištininkas prieš visą kitą, vis dėlto man laisvė yra svarbiau negu disciplina. Disciplina irgi privaloma, ta prasme, žinot reikia ir, ta prasme, kaip ten, su kuo. Žinoma, jeigu nerežisuoji, tada laisvė. O jeigu režisuoji, geriau disciplina. Bet tai... Bet ne savo. Taip. Bet, ta prasme, man labiau vis tik miela laisvė. Gerai. O vis dar linkęs labiau esate rizikuoti, ar kaip sako, žaisti saugiai? Rizikuoju, nes apsiimu vaidins šitus spektaklius, kuriuos, sakykime, man neįprasti būna. Dirbsiu režisieriais, kuriais pirmą kartą dirbu, nežinia, kaip ten bus, kas ten bus. Pačiam režisuoti. Tai aš manau, rizikuoti man tas nesvetima, ta prasme. Gerai. Galbūt bijau, bet sutinku. Bet galų gale niekada nežinai, kada bus tas pirmas kartas. O dar imtumėtės režisuoti? Kaip sakiau, po tam tikro laiko ir po... Tai vis tiek jau biški praėjo. Psichologinės reabilitacijos. Bet kad pats norėčiau dabar sugalvočiau kažkokį tai pjesę, kažkokią, kur aš norėčiau kažką išpildyti, tikrai dabar nėra. Nėra. Aš turiu paklausti, repeticija ryte ar vakare? Čia jau atskleidžiam visišką aktoriaus Jau dabar galiu pasakyti universaliai, anksčiau būčiau pasakęs prieš 10 metų, kad tikrai vakare. Bet dabar, kai priverstas esu pasikelt apie 7 ryto, kai vaikai išeina į mokyklas, kur prasideda ginčai, katinai, šunys ir visa kita, tai jau tada viskas jau būnu pasikėlęs ir man jokia skirtumą. Gerai. Vienu žodžiu, galiu pasakyti, padarė vyturių, bet nesulaužė pelėdos. Nes vis tiek eini miegot, vakar jau 1 valandą miegot, bet jau 7 valandą buvau pasikėlęs. Čia kaip Antis dainavo.
tu vieversys, o aš pelėda, ateik rytoj. Taip, šiandien man gėda. Bet jau aš dabar ir vieversys, ir pelėda, ir jau vienu žodžiu. Pelėda dienos metu jau. O kartais sapnuojat sceną, publiką? O, tai čia košmarai būna, čia viskas gerai. Tai prasme, būna, sapnuoju ir dažniausiai būna sapnas, kada tu prisijimi savo atsakomybę daugiau negu gali būti, nes, pavyzdžiui, ten sapnuoji, kad nėra kažkokio aktoriaus, bet kažkodėl vis tiek išeini į sceną ir kažką darai tokio ir supranti, kaip tai beprasmiška, nes vis tiek spektaklio nebus, bet tu apsiėmei savo užduotį, kad čia turėtum kažką pakeisti, kažką. Supranti, kad tavo tai ateina iš kasdienybės, nes tu vis tiek jauti atsakomybę ir didžiausias košmaras, jeigu kažkas įvyktų ne taip, kaip turi būti. Kažkas atsitiktų. Tai vat paskui tai persikelia į sapnus. Į sapnus, tada pradedi sapnuoti vieną spektaklį, vidury jau kitas spektaklis, tada kažkur pabaigoje jau kitą mieste kažkoks spektaklis. Tai absoliučiai košė. Bet gal ten gali susapnuoti, pavyzdžiui, ir kokią mintį, kurią pritaikyti realybę. Kaip Mendelejevas ten, anot legendų. Taip. Ne, susapnuoti buvo jaunystė, kur aš nutariau savo, nes sapnuodavau, kaip aš kuriu eilėraščius. Ir kai sukūriau vieną kartą eilėraštį, galvoju, blemba, koks gražus, kodėl aš atsikėlęs ryte, buvo labai gražu, nieko neatsimenu. Aš paskui pasidėjau prie lovos lapelį ir šratinuką. Ir vieną kartą susapnau, iš karto pasikėliau, užrašiau ryte, atsikėliau, perskaičiau, galvoju, nu jo. Taip, įdomiai, buvo parašyta. Sėdim prie stalo dėl daug malonaus, valgom daug torto ir geriam alaus. Va. Ir jeigu uždėti šitą ant muzikos, šito žodžius. Žūtis pankrokas. Tai apie ką kalba. O tarp kitko, jūsų dukters kolekcija, tai tikrai tą istoriją, žinot, kaip buvo parašyta Yesterday. Ar ne, kaip Makartnis pabunda, Scrambled Eggs. Jo, tai čia, yra liudymų. Bet paskui tai, ką jis susapnavo, truputėlį pasikeitė. Melodija liko, o žodžiai vis dėlto. Jo, mes apie meilę dainuoja, ne apie kiaušinėlę. Tiesa. Gerai, o Rubiko kubas, jeigu atsimena dar tokį žaislą, ar jau kompiuterinis žaidimas? Kompiuterinis žaidimas, buvo laikas, kada aš buvau išmokęs formulės, sudėdavau tą Rubiko kubą. Dabar norėčiau galbūt prisiminti sudėti irgi, prasme, važiuojant automobiliu, sėdint į gastrolės, kažkur tai galima ir žaisti tokį dalyką. Bet šiaip... Gera naujiena, aš jums galiu pasakyti, neseniai peržiūrėjau tyrimus. Paaiškėjo, kad ne tik loginiai žaidimai, kaip Rubiko kubas arba Lego, bet ir kompiuteriniai žaidimai saugo mus ateityje nuo to vokiečio, kur močiutė eina iš proto, Alzheimeris, ar kaip jis ten, tai žodžiu, yra... Taip kaip aš tikiu, kad, prasme, visos šitos technologijos kažką tai, sakykime, mus keičia, kad mes labiau aptinkstam, bet kad fantazija mums lavina, skatina vaizduotę, reakciją, užėjimų už kampo, ten laukia monstras, ta prasme, tikėjimas kažko, taip, ta prasme, tai yra darbas, ne tik kad fizinis, bet ir emocinis ir dėmesio, tai yra labai svarbu. Pasaka ar animacinis filmas? Nors tai irgi būtų pasaka, bet atskirkime aiškiai, pasaka knygoje. Taip. Man labiau buvo pasakos, nes kaip augau pas močiutę ir atsimenu, skaitė tas lietuviškas pasakas iš tokios storos knygos, kur man jau pati knyga buvo kažkoks stebuklas. Man labiau pasakos. Nors dabar, jeigu prisipažinčiau, tai pasakų neatsimenu, kada skaičiau, su mažais savo vaikais kurdavau pats pasakas prieš miegą, užmigdavau, tada mane prikeldavau, tada vėl kažką pasakodavau, bet suprantu, kad šiuolaikinė karta yra vis tiek jiem labiau tai, kas jau yra vizualu, kas yra gražus, spalvota. Ir tu nieko negali pasakyti. Atsimenu, kas priešinosi radijui, kur sakė, ojojoj, čia buvo, tai ta prasme, aš negaliu pasakyti, kad tai yra blogai.
Tikrai negaliu pasakyti, nes technologijos viskas vystosi. Nu, tai automobilis velnio mašina buvo, kaip sakant, kai atsiradė. Arklius baidė. Tokiu greičiu važiuojant 30 km per valandą, tai čia išprotėt galima. Taip. Nes 3.1 jau viskas stogas nuvažiuoja ir... Smegenis. Aš negaliu pasakyti, kas yra blogai, kas yra gerai. Jūs darykit taip ir ne kitaip. Nu, negaliu, aš neapsiimsiu savo spręsti ar įrodinėti arba liepti kažkam kažką daryti. Kam lengviau tada yra vaidinti, suaugusiam ar vaikams? Lengviau suaugusiems jau sakiau, nes suaugusiai yra mandagų žmonės, jie pažiūrės spektaklį, nepatiks tai, bet vis tiek tau atsistos paplos, nusilenksi ir išeis. O vaikai ne, jie tik tai neįdomu iš karto, sako, tai ką čia turi, kad tu valgai, aš noriu įsiisiu, mama noriu įsiisiu, jo, tada ir aš noriu įsiisiu, tai viskas. Turint omeny, kad turiu jūs labai arti, privalau paklausti dažno žiūrovo kylantį klausimą, tai va, ką reikia padaryti, jeigu tikrai patiko, ką turi padaryti žiūrovas salėje po spektaklio. Atsistoti, rėkti, švilpti, ploti. Vat kas yra teisinga aktoriaus akimis ar ausimis? Nėra tokios teisinga, tai prasme, kad... Kaip perduoti tą meilę? Aktorius, kad nori sulaukti kažkokio tai dėmesio daugiau, taip. Tai prasme natūralu, nes... Bet iš esmės žiūrovas neprivalo nieko. Jisai atėjo, sumokėjo. Čia jau, pažiūrėjo. Atsistojo, išsinešė kažką, ar liko kažkas, ar neliko, jis neprivalo aktoriui sakyti, Dieve mano, ačiū, aš dar va čia ateisiu, dar kitą kartą, Dieve. Jis nieko neprivalo. Jisai jau atėjo pas mus pažiūrėti ir tai jau yra vertybė didelė. Nuostabus patarimas. Ta prasme, kad mes, sakau, norim ir kartais, kai sulaukiu kažkokio dėmesio iš kažko, tai kur padarė vieną spektaklį apie muziką 2, tai buvo absoliučiai moteriška pjesė, moterims skirta, bet paskui, kai staiga sulaukiu iš nepažįstamo vyriškio žinutės apie tai, kad ačiū, aš irgi išgyvenau tokį pragarą ir galvoju, kažko, aš reiškia irgi nežinau, reiškia kažką tai paliesti, galima ne tik savo sugalvojimų, šablonų, kuriuo tu galvoji, kad čia bus taip. Taip. Gerai, o maistas jums gyvenime yra būtinybė ar malonumas? Man dažniausiai pagal tokiu gyvenimo tempu yra būtinybė, bet kad aš mėgaujusi to, tai taip, stengiuosi. Patinka improvizuoti virtuvėje? Absoliučiai. Absoliučiai patinka receptą, pavyzdžiui, sugalvojus, aišku, tada, kai prisimprovizuoja kartais šeima, sako, tai ką tu čia taigi padarai, kaip buvo? Nu, nenoriu, man taip, įdomiau noriu. Gerai, tada klausimas labai aiškus, labai saldžiai ar sūriai? Man, negaliu išskirti, man dar patinka saldžiai, sūriai ir aštriai. Opa. Gerai. Nes skonių jūra, aš mėgavimis, kai užėjau prie stoties, prie Halės turgaus, ir čia dabar jau reklama tokia, bet pavadinimo neatsimenu vis tiek, tai prasme į žydų kavinukę. Balebostė. Nežinau, gali, bet neatsimenu. Taip. Ir užsisakiau patiekalą, Flemensimės, man atrodo. Ir kur man atnešė, aš supratau, kad tai yra ir desertas, ir antras patiekalas, viskas. Nes ten buvo virta jautiena su slyvom, bulvėm ir ten kaip troškinys, bet ne troškinys. Tiesiog ten paskui sužinojau, kaip bandžiau, man taip skaniai nesigavo. Bet prie to patiekalo, kur bulvės yra nesūrios, padažas saldus, mėsa jautiena beprotas skani, šalia marinuotas agurkas, kuris duoda rūgštumą ir šalia dar čili pipiriukai, kurie aštrumą. Tai ta prasme, man tas karuselė tokių skonių buvo kažkas tokio. Ta prasme, gali pasakyti, mėgstu taip. Saldu, sūru, aštru. O tai žuvis, mėsa ar daržovės?
vis dėlto sakysiu mėsa. Okay, suprantu. Nes dukrai vieną kartą pasakiau, sakau, aš tikrai būčiau vegetarė, bet man taip patinka mėsytė. Nereikia savęs varžyti, laužyti, ko nors daryti, ko nedaryti, nebent tai kenkia absoliučiai organizmui ir žudai. Kol jaunas, tai ten gali prisigalvoti, bet realybėje viskas stoja į savo vietas. Bet tai prasme, kad kai perlenki lazdą, visada būna blogai. Bet jeigu tu leidi savo ir to, tai labai gerai. Tada labai sunkus klausimas, kurį turite akimirką pagalvoti. Ar yra iš gyvų arba jau mirusių žmonių, su kuo norėtumėt papietauti ir ilgai su pokalbiais? Ar yra toks žmogus? Arba kas būtų tas žmogus, taip? Nedrįščiau aš. Bet reikia išskirti. Čia toks formatas, dėja. Supratau. Ta prasme, visi tie, kurie yra, jie visi mylimiausi ir geriausi. Bet dabar paimkim vieną. Sufleruoti, ne? Aš nežinau, pavyzdžiui, dabar taip įdomu. Tai gali būti ir kūrėjas, pavyzdžiui, Šekspyras. Tai žinau, bet pavyzdžiui, dabar, jeigu taip iš esmės, tai negaliu pasakyti, ar jisai miręs, ar jisai gyvas. Nes... Ne, tai tiesiog su kuo norėtume. Pavyzdžiui, Jėzus Kristus, jeigu taip jau kolosaliai man. Taip. Jeigu biškai gyvas. Žemiau. Aš atsakau jums. Čia tikrai. Tai reiškia, dar norėčiau papietauti, nežinau, ką aš jam pasakyčiau, nežinau, ką su juo galėčiau kalbėti, su Eimuntu Nekrošium. Man tikrai žmogus mįslė, kur buvo įsiklausius istorijų ir kiek ten jo spektaklį mačius, ta prasme, nežinau, gal sutartumėm, nesutartumėm, bet man tiesiog būtų įdomu. Iš užsienio žmonių, ką galėčiau tik išskirti, su ką aš norėčiau. Gal aktorius koks? Pjesių autorius? Milleris koks? Ne. Nebent su Eddie Murphy. Eddie Murphy. Ne Eddie Murphy, beregis gyvas. Freddie Mercury. Ne, tai čia nebūtinai. Ne, aš suprantu, bet ta prasme, kad taip. Jo. Freddie Mercury, jo, Bulsara. Vien dėl to, kad pasakys, bleba, bičias, tu gerai varė ir, kaip sakant, labai balsą gerą turi. Ir anksti išėjai. Ir per muzika, anksti. Taip, ta prasme, gaila. Ar tikit, kad žmogus gali nuolat keistis? Aš tikiu, kad jisai gali keistis, bet jisai esmės nepakeis. Nėra galimybė, nėra šansų pasikeisti? Nebent tada atsitiktų gyvenime kažkoks tai kataklizmas, kuris tavo gyvenimą praeitą sulaužytų taip, kad, ta prasme, tu negalėtum. Kad žmogus pasikeičia tiesiog, eigoj, tikrai ne. Norėtumėt dar kartą išgyventi vaikystę ar paauglystę? Kokį patarimą sau duotumėt, jeigu... Aš, jeigu gyvenčiau vėl vaikystę, paauglystę, aš sakyčiau, mėgaukis kiekvieną akimirką. Mėgaukis, bet aš netgi turėdamas paauglės dukras, kai aš joms sakau, ta prasme, mėgaukis tuo, kaip dabar gyveni. Bet tai kaip čia, sakau, tai palauk, sakau, dabar... Kai aš tau sakiau, kai tu buvai darželį, čia tavo laikas, kada tu, ten reikėjo miegoti, ten reikėjo, išėjo į mokyklą. Bet tai kaip buvo gerai darželį, sakau, taigi aš tau sakiau, bet tai kodėl buvo gerai, taugi ten blogai buvo, miegoti, liepdavo. Sako, bet ten buvo galima miegoti, o čia dabar negalima, bet tu nemiegodavai, bet ten buvo galima. Galima rinktis. Taip. Bet sutinkat, kad kol mes nepatiriam, tol mes Ne, ir už tai, kaip sakant, mokinkis iš kitų klaidų yra irgi tiesiog mitas, kuris labai graži taisyklė, labai teisinga taisyklė, bet niekada žmogus nesimokins iš kitų klaidų. Niekada. Jisai netgi kartais iš savo klaidų nepasimoko. Tiesa. Svajojat apie ateitį, arba ką svajojat apie ateitį? Nieko nesvajoju apie ateitį, išmokau gyventi šią dieną,
mėgautis šią dieną, tarsi patirti šią dieną. Tolimiausi mano planai būna taip, kad aš vasarą važiuosiu į kaimą, arba kada bus pastatytas spektaklis, išeis premjera ir ateis žiūrovai. Ta prasme, daugiau tų planų, kur ten ateityje tiek daug, aš jau sakiau, dažniausiai iš manęs Dievas taip pasijuokia iš mano planų, kad aš tiesiog... Gal kaip tik jis nukreipia jūs ten, kur Gali būt. Išsiaiškinsim, kai dėsim į akį. Bet tai gerai, bet sakau, nereikia manęs taip drastiškai taip vairuoti, nereikia. Meaning of life, ar ne? Taip. Nu gerai, dabar priėjom prie realiai pačio sunkiausio klausimo ir jis yra, net ne klausimas, jis yra toks prašymas kreiptis į ateitį, į tas kartas, kurios ateis gerokai po mūsų, su savo kokią sentenciją arba kokiu žodžiu ateities kartai, kad realiai, žinot, galėtų pasakyti, Darius Skamarakas. Jis sakė, aš savo sentenciją dabar sugalvot. Čia reikia padirbėti, aš sutinku. Tai taip, bet ta prasme, aš vadovaujuosi pirmu savo principu, kur man niekas neskolingas, bet ir aš niekam neskolingas. Reikalauti iš kito žmogaus arba kad ateiti iš manęs pareikalauti kažko, bus man noras, ta prasme, aš skolingas tik tiek, kiek aš suteikiu tam reikšmę ir aš skolingas. Taip. Bet iš tikrųjų tai nieks man neskolingas, bet ir aš niekam neskolingas. O kita sentencija, kuri ne mano, kurie tikrai ateities kartom irgi reikės mokėti. Žmogus, nežinantis savo istorijos, turi pakartoti tą istoriją, jis pakartos tą istoriją. Tai ir šiai kartai, ir kitai, ir dar kitai. Viena tokia egoistinė sentencija, o kita tokia labai bendra ir globali. Kairiai rankai, dešiniai rankai, ar ne? Ir visą tai užsidaro. Ačiū, Dariau. Buvo puikus patyrimas, nuostabus man patyrimas susės kartu. Iki malonaus, pasimatom. Sudėt.